Sveikučiai! Šiandien papasakosiu apie dvi panašias, bet truputį skirtingas kepsnines. Ir tai yra 14 colių kamadukai, o toks dydis man labai patinka. Tai pirmas yra Kamado Joe Junior, kurį turėjau senai, bet labai mažai naudoju. O kitas Kamado Bono Minimo, tai yra mano darbinis arklys, kurį naudoju dažniausiai. Kaip ir dauguma kepsninių, Joe turi ketaus sklendę, kas yra labai gerai, bet dar turi tokį išskirtinį dalyką kaip kalibruojamą termometrą. Galima pareguliuoti. Tarpinė šioje kepsninėje yra pati paprasčiausia, tai yra veltinis, bet jinai turi ir dar anglių krepšį. O apatinė oro padavimo reguliavimo sklendė yra vienguba, paprasčiausia. Kaip beje ir vyrių sistema, tai praktiškai niekas nesireguliuoja, galima tik tai priveršti varžtus. Bet dėl kokybiško pagaminimo to užtenka. Minimo taip pat turi tradicinę tokią ketaus sklendę reguliavimo viršuje ir taip pat turi paprastą termometrą, kurio negalima pareguliuoti, bet to ir nereikia dažniausiai. Kas minimo yra kitaip, tai yra jau kompozitinė tarpinė. Jinai yra gal ir geresnė, bet jeigu ant jos privarva kažko, tai laikui bėgant sukietėja. Šita kepsninė turi dar oro padavimo sklendę su papildomom grotelėm, nors praktiškai aš niekada jos nenaudoju. O vyrių mechanizmas šitoj kepsninėj yra pilnai reguliuojamas, tai reiškia tiek į aukštį, tiek galima pareguliuoti pirmin atgal, tai ypač kai įdedi naują tarpinę, tai labai pasiteisina ir po to galima ją vėliau vėlgi pareguliuoti, jeigu yra toks poreikis. Na, o kaip skiriasi kepsninių išmatavimai? Tai pirmas dalykas, kad stovas Joe yra gerokai aukštesnis ir tai yra labai gerai, jeigu naudojat ant medinio paviršiaus, nes jeigu dedat, pavyzdžiui, minimo ant medienos, tai tikrai rekomenduočiau padėti po apačią kažkokį keramikinę plytelę ar kažkokį kitą pagrindą, nes tikrai labai kaista. O šiaip kepsninių išmatavimai labai yra panašus, tai ten keliais centimetrais minimo yra aukštesnis, bet viduj sudėliojus tuos priedus nelabai tie skirtumai išryškėja. Nes galiausiai svarbu yra, koks atstumas yra nuo kaitros, koks atstumas yra nuo deflektoriaus, tai viską ir dar papildomai pamatuosiu. Visų pirma, noriu pamatuoti, koks yra atstumas nuo apačios, tai yra nuo tos vietos, kur guli anglis, ir minimo neturi anglių krepšio standartiškai, tai matuosiu tiesiog nuo grotelių anglių iki viršutinių grotelių, koks yra atstumas. Šiaip visos Kamado kepsninės yra panašiai padarytos, iš to paties molio, kaip sakant, drėbtos, bet esminis turbūt ir yra skirtumas, tai yra atstumas nuo apačios, nuo anglių iki viršutinių grotelių. Man šis išmatavimas yra turbūt svarbiausias, nes netgi ir labai didelėse kepsninėse būna, kad jų aukštis yra pakankamai mažas, tada tas karštis yra labai arti kepamo maisto ir priklausomai nuo to, ką kepat, nes šašlykui gal ir gerai, bet jeigu kažką darot ilgai rūkinamo, tai tas atstumas geriau, kad būtų didesnis. Nesakau, kad čia kiekvienam labai svarbu, nes labai priklauso nuo to, kokį maistą gaminat ir kaip tą kepsninę naudojat. Bet atkreipti į tai dėmesį, manau, reikėtų. Joe atveju matuoju irgi nuo apačios, tai yra nuo anglių krepšio dugno, iki taip pat viršuje padėtų grotelių ir jis yra labai panašus. Nežiūrint to, kad šiek tiek skiriasi kepsninių aukštis, šiek tiek skiriasi ten tų priedų aukštis, bet bendras aukštis skiriasi nuo dugno iki grotelių labai nedaug, porą centimetrų. Kepant kažką arba rūkinant Kamado kepsninėje yra dažniausiai naudojamas kažkoks deflektorius. Standartiškai tai yra tokia trikampė sistema, šiuo atveju minimo, į kurį įsideda į tą laikiklį deflektorius, jisai gali būti ir apačioj, ir viršutiniai daly, ir tada jau galima dėti kitus priedus. O standartinėje komplektacijoje, kai pirkau kepsninės, buvo labai geros grotelių žnyplės. Joe standartinė konfiguracija irgi yra pakankamai panaši, tai irgi toks trikampis yra laikiklis, tik tai aišku, jisai yra kitokios šiek tiek formos, bet irgi lygiai taip pat galima deflektorių dėti ir apačioj, ir viršuj, tik tai įdėjus viršuj nebelieka jau tarpo iki grotelių. Nors įjungus fantaziją šitą trūkumą galima išspręsti. O Joe atveju standartinėje komplektacijoje buvo labai geras žasteklis nerūdijančio plieno, bet nelabai kokios žnyplės. Na ir ką, matuojant nuo deflektoriaus iki grotelių viršaus, tai yra apie 7 cm šitoj kepsniniai, tuo tarpu kitoj kepsniniai yra 8 cm. Tai tikrai nedidelis skirtumas. Teoriškai galima bus kepti kaip įprasta.
Na ir paskutinis dalykas, ką reikėtų patikrinti, tai ar tikrai telpa tie patys priedai. Tai grotelių skersmuo yra vienodas, tai yra 34 centimetrai, bet kepsninės pati forma šiek tiek yra kitokia ir gali visko būti. Tai dar papildomai patikrinu ir tikrai viskas puikiausiai telpa. Ir dar vienas priedas, kuris man yra būtinas kažką kepant arba rūkinant, tai yra nulašėjimo indas. Tai tiek į vieną kepsninę, tiek į kitą kepsninę puikiausiai galima jį įdėti ir nieko nesiskiria. O ko nebuvau pastebėjęs anksčiau, tai kad džo grotelės yra padarytos iš šiek tiek storesnio metalo, bet ar tai turi kažkokią esminę įtaką, tai turbūt ne. Man svarbiausia, kad tilptų mano visi priedai ir galima būtų naudoti lygiai taip pat ir vieną ir kitą kepsninę. Kas šiek tiek skiriasi, tai yra deflektoriaus standartinio, kuris yra komplektacijoje storis, tai džojus yra gerokai plonesnis ir aš tokį deflektorių naudoju dažniausiai kepdamas pizzą netgi ir kamado bono kepstinėje, nes įdėjus jį lieka oro tarpas. O tas oro tarpas yra svarbu, nes norint gerai iškepti pizzą, kad neprisviltų apačia, reikia tiesiog papildomai dėti ir deflektorių, ir picos akmenį, bet jeigu ir nėra galimybės tiesiog to oro tarpo padaryti su standartiniu laikikliu, tai galima panaudoti kažkokius metalinius daiktus, puikiausiai veikia. Na ir jau paskutinis dalykas, ką noriu dar pabandyti, kaip telpa, tai yra 2 aukštų sistema. Šita sistema yra nuo Kamado Bono kepsninės, ją pirkau atskirai ir kartais naudoju, nes jinai turi tiesiog daugiau galimybių skirtingai sukonfigūruoti ir kartais praverčia, norint pagaminti kažką kitokiu būdu nei standartiškai. Ta pačia proga dar kartą paminėsiu, kad nesvarbu kokio brendo turit tą kamaduką, ar didelį kamadą, visada galima surasti priedus iš kitų gamintojų, kurie tinka puikiausiai. Svarbu žiūrėti išmatavimus. Tai mano išvada po tų matavimų ir bandymų yra, kad tos kepsninės iš esmės yra labai panašios. Ir maistas jose keps labai panašiai. Na ir dar, nežinau, kaip veikia Kamado Joe garantija, bet Kamado Bono garantija tikrai veikia. Tai man suskilus ugniadežiai po kelių metų ją tiesiog pakeitė. Tikiuosi, kad to nereikės išbandyti, bet malonu yra, kai veikia. Kągi, leisiu aš minimo šiek tiek pailsėti ir kurį laiką naudosiu dabar Kamado Joe kepsninę. Ačiū, kad žiūrit mano video, prenumeruokit ir spauskit like.